Bet tai kur aš ją mačiau? Aš esu Viktorija Viko. Man yra 18 metų. Man patinka kailis ir blizgučiai. Aš atėjau čia ne vaikino ieškoti, o parodyti save. Manau, kad pasaulis būtų gražesnis, jeigu jame būtų daugiau gražių žmonių. Susirasti panelės, kaip lėlės, kuri norėtų mano kirmelės. Sveiki, mano vardas Lėlė, man 18 metų, mėgstu skaityti knygas, į mokyklą nemėgstu, bet gyvenimas tai pamoka. O jeigu man ta mergina patiks, tai aš padarysiu viską, kad būtų mano kambarį šią vakarą. Aš esu Mutūžas, mane draugai vadina, kad kviečiai susirasti gražios panelės, jeigu ją susirasti iš draugo pasikolis ir raudoną mėrs ir ją pavyzdžiosiu. Planuoja studijuoti nargologiją. Mato, kad įdegio kremas geriau nei saliarinis. Kaip manai, pasuosi pana? Pribovai, esi mane. Mačiau. Labas. Labas. Lėlė. Viktorija. Ką šiandien veiksi, Viktorija? Nu žiūrėk, aš tau turiu užduotėlę. Žiūriu. Gali palaikyti dėl manęs stulpą. Ką padaryti? Stulpą palaikyti. Tikrai ne. Kodėl? Kas iš to? Laižytas? Kitas! Kitas pasakyta. Eik iš čia! Pėdės smirda! Šitas stulpą tai kvepėtų, bet taip tai liepas. Nelygis. Kas čia per pranaškas, pantuš? Aš nepažįstamas stulpų nelaižau. Ai, ne, aš seniausias iš viso. Aš čia atėjau tapti žvaigždė. Nu, jeigu sakai, tai tikiu tau. Nu, bandyk tu laimę. 1, 2, 3, 5. Čia. Po metų bus 20 metų. Įsitikinęs, kad geriausia patinė Kalvarijų turgui. Turėjo būt šokėjų, bet nemoka šokti. Merginą iškeis į kebabą. Šūkis, kai užaugsiu aš, užaugs ir mano kojos. Viktorija. Ne. Praeitis vaikinas negalėjo palaižyti to stulpo. Gali? Galiu.
aš vykdžiau tai, ko jinai manęs prašė. Bet panelė buvo ne mano skonį, aš pasiėmiau pinigus. Jau. Vėl kas grįžo. Nu, tai kas tu būsi tokia? O tai jau neįdomu, ką aš taip veikiau. Tai jau matas. Pasiėmiau pinigus. Vieną eurą, tai valis nepačiau. Tai nekokį pasirodė. Ir paėmė, nes esa daugesnė kiska. Pas save kumas dar ilgai laikys? Ne, pas mane irgi. Neskis. Gal tokia bet. Caralho, ele tem que